Simsai yra žaidimas, kur gali visiškai kontroliuoti tavo sukurtų veikėjų gyvenimą. Ir aš vaikystėje visada norėjau jį pažaisti, todėl aš tai darysiu, kai man jau suėjo 18. Visų pirma, man reikės... Kodėl tu kalbi? Man reikės susikurti veikėją, ne? Gerai, aš berniuką kursiu. O kiek kalba jis kalba? Na tiksliau, žinau, čia yra Simsų kalba. Guma? Okei. Okei, va čia yra... Tau kas jam negerai, jis nėra biški tau per ploni šitie marškiniai, seniu. O, dieve, tatuiruotės. Na gerai, jis bus edgy boy. Širdelė, jo, ko daugiau reikia, užtenka širdelės. O, čia kiek drabužių yra. Tai aprenkim kaip domonautą. Raudoni marškiniai, ko daugiau reikia pasauliui. O, čia dar geris, jo, va, šitie grinai tokie domonautiški. Ar man mėgstinukai išau... O, my gosh, nu gerai, čia per daug mažai kūrybingumo aš galiu įdėti šitą žaidimą. Žinot, ką įdėsim? Ne, aš nenoriu šitą fazę. Ne, nu tu juokauji, kaip... Nu čia aš nežinau, ką aš čia darau. Halatą jam įdėti gal. Blemba, nu ar jis tiesiog Hawaiian gai būt. Gerai, gal tu pačiu čia yra ir per daug kūrybingumo, nes man per daug ką rinktis, čia galima viską. Jo, tai aišku, va taip vaikščiai, blemba. Triušiuko šlepetės yra, tu juokauji. Kas per batai, kas jam 16 metų? Ai, šiaip aš, man rodos, rinkaus, kad čia paauglys. Gerai, dėkim žalius konversus, jis bus toks tradicinis, kaip sakant, 21 amžiaus feminin britiškas berniukas. Jo, su triusikais tu juokauji. Aš nejuokauju, gali būti. Ne, per daugiau. Aš taip nusiminau apie dizainą. Nu va, viskas turim. Lemą domonautas realybė. Realybėje sakiau, ką palauk. Aik, tu šigų užsikačelint gali būti. Arba gali būti kaip domonautas. Arba užsikačelint. O dieve, čia dar reikia sukurti kiekvienam žanrui. Tam žanrui sakau. Kiekvienai progai. Čia šventinis dar kostiumas. Gerai, va, bus toks. Aš čia nenoriu per daug dirbti. Kas čia dabar yra? Sportinis. Nu, jis būtų toks bičas. Jo, jis būtų bičas, kuris rodytų savo tatuiruotę. Nu, jeigu jis jau kiekvieną dieną nešioja šortus, tai aš neįsivaizduoju, kaip sportuodamas nenešiotų šortų. Tai jo, dar trumpesnį, kodėl ne. Gerai, pižamą irgi galėčiau kaip savo padaryti. Ne. Nu, žinoma, jam mama va šitą padovanojo ir jis 10 metų nešioja. Ja, padarom taip. Gerai, vakarėlį jis nori eiti kaip į šimtadienį. Tai yra į... Nu jo, bet, tipo, į kaip... Nežinau. Taip... Ne, aš... Man rodos tiko tas, kuris ką tik buvo. Čia... Kaip ras dabar? Kaip man ras? O! Tinka, labai tinka. Jis toks atrodys, tipo... Magnetas moterų. Nu va, dabar... Okei, plaukimo jisai turi tik vienus šitos platkės vienas. Karštų orų dabar. Karštų orų šitas čiūvas be maikės būtų, apie ką jis kalba. Dvi maikės? Ne, nenorėk čiūvas šito. Au! Okei. Supratau. Šiltų orų. Tų šaltų orų. Kas man yra gerai. Čia... Oi, tu sau koks jis kietas gal visai realiai. Su koža tau bus per šaltas, senin. Ką tu bandai vaidinti dabar. Nu, gerai, Rick and Morty kažkoks žalias, va, labai tobulai. Negalvojau, kad aš tiek ilgai užtruksiu čia, bet man rodos... O, dieve, jam reikia vardą sugalvoti. Gerai, jo vardas bus Lobas. Pavardė bus... Ne, arbūzas. Arba 8. Nu, arba 8. O tiškuosinos aš negalėjau jo pakeisti. O, mažėliau galiu. Jam kiekvienu oru gali būti skirtinga šukuosena. Tu juokauji. Gal jis Jėzus gali būti? Ar Ervinas, tiksliau? Oi, side partas Dominiko. Side partas. Nu, aš tikrai moku šukuosenų pavadimus. Nu, domonautai. O, Kvebble Cop characteris, eik tu savo. Palauk. Kodėl kiekvieną šukuoseną pakeitė? Ai, tu gali atskirai Man pakeitė kiekvieną šukuoseną į dabar šitą naują ir tada aš galiu vis tiek pakeisti ją į karbanotą. Jis tiesiog permanentą gavo, permanentas. Kas per žodis. Na tai gerai, jisai, kai eisiu susirinkimo, ne, jis negaus kasos, apie ką jūs kalbat. Va, jis taip susitvarkys tada. Aha, ja. Nu, kai eina miegoti, jisai... Aš nesuprantu, kodėl aš jam skirtingas šukuosenas noriu metų laikam vos neduoti. Kai eina miegoti, jis biškiai susivėlęs bus ir, man rodos, viskas. Kai karštų orų, tada jisai vien šortus nešioja, kai
laukti išeina, tada jisai tiesiog, kad batų nenešioja, ne? Žmonės, mes turim uždėti jam drabužį. Aš negaliu, kodėl aš tiek daug, mes dar net nepradėjom žaidimo. O, gerai, kaubojaus kepurė. Aš randu naujus dalykus, ką čia galima pridėti. Jo, apsirenk bent kažkiek, o negazdink žmonių. Nu ir manau viskas dabar, ne? Galim pradėti jau, lobas arba... Kas čia vyksta? Kodėl čia šauktukai vyksta kažkokie? Pick an aspiration? Ne. A, čia reikia kažką rinktis dar? O, die, čia charakteriai kažkokie visi. Gerai, jis bus kiaušinis. Tu šik neišjungkit, jis cringe. Gerai, jo hobis bus muzika. Eik, tu šik nedainuo geriau. Jo gyvenimo stilius, jis bus užsikačelinės vegetaras, galim tai? Ne, negalima. Šitų dalykų negalima sujungti dviejų, kai. Gerai, tada jis bus sportininkas, nes jis toks yra, biški bičias. Social, jo, jis bus bro. O, aš net negaliu rinkti šitiek daug. Oh my gosh. Nu ir aspirationas kažkoks, čia nežinau. Mėgstamiausias spalva, tai jokauji. Gerai, spalvos, aš nežinau, ką paspaudinėjau, dabar reikia muzikos žanrus, oh my. Gerai, jis dievina Free Finger. Ir geltonų rūtų. Bet tada suknistai mėgsta Inga Valinskienė. Ir klausos tų Spotify'aus vienodų dainininkų, tada kitų jisai tiesiog nežino. Ir dar vaikų? What the hell? Čia tiek random dalykų yra, aš nesprantu. Ir liko activity. Nu, gitarą, nu tai jisai mėgsta muziką. Kodėl mes jį padarėm tokį muzikantą? Violončelę, ne, jis heitina violončelės. Tai čia smuikas, domantai. Komedija, jo, jisai dievina, bet jis žiauriai blogas ant to, jo. Na ir aišku, sportas. Jis toks keistas, jis sportiškas muzikantas. Mėgsta video žaidimus ir rocket science, aš genijus esu. Nu gerai, viskas užtenka. Gal dabar leis man pradėti žaisti. Arbūzas. O kodėl jį pavardę kreivės? O, koks elegantiškas. Baik, nedaryk taip normaliai. Nu tai aišku, nu tai va. Aš turiu tokią nuotrauką grinai. Budur gale. O, diepas. Kiek čia reikės rinktis? Čia žiauriai daug dalykų yra. Tai jokauji, kiek čia mane kol praves pro visus juos. Nu, ką man spausti? Nusipirk namą? Krik kabaną? Streamlet single, Daisy novelį. Na tai aš galiu nusipirkti? Galiu, turi 20 000. Kai man rodos, aš galiu iš viso nusipirkti tiesiog teritoriją, wow. Čia yra kaimynai, čia yra kažkas nusipirkęs jau tą namą. Aš galiu šalia turtingo žmogaus gyventi. Būsim tokie labas. Nu davai. Palauk, bet čia dar yra, rašo kiek yra. Yra 2 miegamieji, ar 2 lovas. Čia yra 1 miegamasis, 1 stūlikas, čia 1 lova, 1 stūlikas. Nu nežinau, ar dėl tų 2 lovų čia verta, bet kas yra 2 lovos? Ne, čia pigesnis, kodėl pigesnis, kai 2 lovos netgi yra? Aro, čia nusipirksiu aš tą lovą pigiau, čia nieko tokio. Tai kalba apie kambarius tikriausiai, ne? Tiesiog, is this the one? Is this? Nu taip, a tu gali, kaip išsirinkti į man? Arbūzas, klausyk. A jau galiu confirm, wow, čia mašiniuką reikia paspausti. The arbūzas house hold is moving. Could this be perfect home? Nu tai taip, nu tai sakau, aš noriu. Aš galiu pasirinkti su drabužiais, su baldais. Galiu pasirinkti ir galiu pasirinkti, kad išbuldozuoti viską. Okei, tai tada, ne. Čia man rodos yra, nu tipo aš daugiau pinigų turėsiu, jeigu baldų nesirinksiu. Kaip būtų įdomiau? Nu aš nežinau, gal tiesiog pirmą kartą pasirinksiu taip savo gyvenimą. Iš karto baldus. Taigi viską vis tiek pertvarkysiu, ne? Eina, savo, koks jis laimingas, kodėl šitokia muzika garsi. Nu, okei, kaip valdyt, kaip sukt. Oh my gosh, man jau nepatinka, čia aš suku aplinkui 1 tašką. Keistas šitas kaimynas vizų. Aš realiai kažkas yra, aš pamenu Gustas per vieną video aiškina, kaip sudėtinga yra versti anglų kalbą ir pamiršti visas žinias, tai absoliučiai. Nes kas yra visitor, lankytojas? Koks lankytojas šis, apie ką jūs kalbate? Okei, tai jisai atsisėdo paskaityti knygą. Dabar, dėja, palaukit, man reikia kažkur geriau facecam'o kitoje vietoje padaryti. Aš manau padėsiu jį čia, nes viršui yra teskai kažkokie, tai čia yra užsidirbt ir kažką pagaminti, jokauju. Tai tapo aš turiu, jis nori televizorių pagaminti, kas jo galvoj vyksta. Jis nori pažiūrėti televizorių, tai jis prokrastinėtina, jis turėtų sukurti objektą, tu gali užsičiaupti, ko tu taip garsiai rėkia ant manęs.
Nu, gal tai patylinsiu tiesiog. Žodžiu, kad reikia pagaminti, o jisai prokrastinėtina ir nieko neveikia, ne? Lobas arbūzas, nu gerai. Tai kaip dabar kurt man reikia? Samoleonai kažkokie čia yra... Ne. Bandyk paspausti ant šito, okei. Tai aš galiu suknistai jam duoti dabar maisto, kai jisai turėtų dirbti. Ir mane išmokė ir aš ką tik gavau 5000 nemokamai, nors aš nepagaminau dar nieko. Nu tai normaliai čia. Gerai, dabar išsiaiškinkim, kaip man reikia pagaminti... Ką man pagaminti? Ką tu čia nori? Tu dabar eisi skaityti knygą, seni. Kas čia per daiktai iš viso? Kas čia vyksta? Watch sports. Ne, viskas. Man nepatinka, ką tu darai. Tu... Au! Ką tau reikas? Aš negaliu. Aš turiu priprasti prie jo garsų žaidybinių. Nu jo. Crafting object is another great way. Nu, reikia gaminti kažką taip. Dabar F2. Reikia pabandyti F2. Eina sau. Emilė man padės šičia. Nu, padėk, Emilė. Aš galiu čia viską rimtai užsimolionus pardavinėti. Atologas. Eina sau, čia per daug yra. Ok, stalas. Nu, aš noriu stalo. Crafting desk. O, crafting table čia yra, gerai. Gerai, padėti reikia objektą. Nu, aš čia nieko nesuprantu. Ai, man per greitai čia viskas vyksta. Gerai, visų pirma, aš turiu padėti stalą. Kaip man padėti? Ai, tiesiog taip padėti stalą. Jis žiauriai didelis, what the hell, galiu. Kaip man rotatinti išmoksim? O, išmokau. Aš galiu jį kampų padėti, nes aš toks edgy. Oh my gosh. Gerai, palaukit, aš ne. Aš taupysiu vietą ir aš padėsiu jį čia kažkur. Čia labai tamsus namai. Kodėl aš dirbtuvių stalą pasistačiau, aš jau su juo bent galėsiu gaminti kažką. Aš galiu namą prajudinti? O ne. Aš galiu prajudinti visą ištisą namą. Bet čia yra viskas paruošta. Ne, šiuš. Čia koks kiemas, kiek aš turiu vietos, aš čia nieko nepadarysiu, tai nejogau. Bet tai čia lova yra dvigulė, tai reiškia, jis gali moterį atsivesti. Tai man nereikia tikrai 2 miegamųjų. Nors čia, tipo, čia net galėtume per pusę padalinti tą kambarį ir kažkaip, nu, bet čia labai jaukiai viskas, čia jokių sienų nereikia statyti. Ir mes tam tikrai pinigų dabar neturim, man reikia kažkaip išeiti šito meniu. Gerai. Man rodos, čia šitas stalas buvo kaip sukraftinti kažką skaitos. Nes man pasikeitė eventas. Tune in to the news for 15 minutes. O tai čia naujienos? Pažiūrėk naujienas. Reikia dienos dozės negatyvumo. Nu, žiūrim žinias. Oi, kaip jam nepatinka, man irgi, žinok, seni, man irgi. Gerai, išjunk viskas, jau per daug, jau nemirk nuo čia. Kažkoks veiksmas, ką čia, vapšė neveiksmas. Komediją žiūrim, tą patį kanalą išmes. What the hell, čia rimtai tas... Gerai, kažkas čia... Mes Time Traveleris vyksta, aš keliavau laiku, kas čia? Žinokit, per daug dalykų vyksta šitam žaidimą, man žiūri nepatinka, nes labai daug vyksta. Welcome Wagon. Na, okei, tai mes turim laiko ir jis tiesiog žiūri teleką. Gal noriu pažiūrėti, kaip kept tą, jo, kebabus reikia, nes... Oh, fire, sen. Kodėl jūs... Okei, invite neighbors in, I guess. Alio. Klausyk, tu gal... Seni, tu atsistok ir priimk šitą žmogų. Tu kur nustok žiūrėt? Kaip tave sustabdyti nuo to teliko? Pagaliau. Sveikas. Jam nepa... Travis Scottas! Travis Scottas yra mano kaimynas. No way. What the hell? Ok, tu pasiūlė jam lovą? Ne, tu priimk jį, aš manau. Gai, aš negaliu jų klausytis, nes jie apie nesąmonę šneka. Alio? O tu nepriimsi jo į namus? Viskas. Kas čia vyksta? Jisai ką tik supyko. O ne, aš čia kažką pridariau.
O ne, aš čia žiauriai kažką pridariau. Aš kažką pridariau ir man rodos tos panus nuėjo, nespėjau įleisti jų. Aš tik dabar suprantu, žodžio apačioj, kairiai yra teskai, ne? Okei. Žiūrėt komediją dabar. Aš žiauriai suknisau santykių su juo iš karto. Eina šik. Gerai, nustok žiūrėti tą komediją. Tell unbelievable story. Ne, gal, žiūrėk, mums reikia šiek tiek su juo susidraugauti. Jeigu jis matchins mūsų humorą, jis pasakoja istoriją, bet dabar mes turim priimti tos žmonės kažką, aš negaliu. Gerai, pasisveikinti su kaimynė reikia. Ir tada reikia šitą išsiųsti namo. Ai ne, bet aš galiu iš tikrųjų. Kodėl tu vėl teliką žiūrėt nori? Kas tau yra? Kas šitam yra čiūvai negerai, aš nesuprantu. Jis pradėjo scrollint. Tu nori vapšė su juo? Aš nesuprantu. Slap him silly. Aš galiu jį, tipo... Ne, po... Tipo, tą tokį. Tu juokauji. Oh my gosh, jis taip manęs nemėgsta. Jis taip manęs nemėgsta. Aš toks annoying, rimtai esu. Nu gerai, bent. O, labai gerai. Kažkas vyksta, mes susitaikėm bent biški. Oh my gosh. Kodėl tu su siena kalbi, kas tau yra, ar tu gali... Ir viskas. Klausyk, mums reikia moters. Girdi mane? Pasisveikim. Ačiū. Oh my gosh. Kaip sunku su juo. Labas. So. Nu, jie mėgsta žaidti. Ai, gali būt, kad jie matchins. Tipo, čia jie dabar apie hobius kalba, ne? Jisai rodo jos portretą kalboj savo. Okei. Aš galėčiau žiūrėti, kaip jie nesąmonės kalba visą parą, ne? Jis pasiūlė papietau? Bet jis toks cool, guy, jisai turi tą apyrankę, beje, aš čia padariau. Jam va. Čia žiūrėjai nice, guy. Nu bent jie bondina. Aš tai firdvylinu šitą situaciją viškai. Oh my gosh, tai mes čia dabar turėsim, tipo, jie visą laiką gyvens pas mane, ką tu, jis tortą padėjo. A tą priėmėm? Ką jinai čia? Jinai nusinešė, aš dar su jie nekalbėjau, jinai paėmė, nusinešė, atsisėdo prie mano teliko, jie tiek nerūpi. Oh my gosh, bet čia... Okei, su šitą man rodos mes visai gerai subondinam, žinokit, guys. Jeigu pagaunat apie kažką kalbų. Okei, gal reikėtų su jie pasikalbėti šiek tiek. O tu pasisveikinsi? Aš nesuprantu. Ką aš darau? Dankai. Kaip jinai, tipo, nemėgsta tokio šiubavo, čia fucking žiauriai cringe ir, tipo, čia aš pakrindinčiau labiau negu įsižeiščiau, jo, kažkaip keista. Rude sako, čia nemandagus introductionas. Nemandagu buvo tai, kad kažkas teliką buvo pajungęs ir tada aš nusprendžiau išjungti tą teliką. Bet jis visą laiką tą teliką nori naudoti, aš man rodos reikia jį išnešti kažkur. Jis laimingas bent jau, nes jis mėgsta su žmonėm kalbėti. Jis realiai pasityčiojo iš jos ir jisai laimingesnis tapo. Kaip tai įmanoma? Nu jūs bent dvi... Da vieną ryžą, eiktų. Nina, kokie jų vardai yra? Šitos vardas yra Liberty Lee, šitos vardas yra Summer Holiday. Jos vardas yra vasaros atostogas, tai juokauju. Gerai, nu su šita mes, ką žinau, galim pasijuokti šios. Ai, čia tiesiog tas pats realiai, nu. Zdaro. Kodėl jie tiesiog ateina? Kas čia yra per Simsų pasaulis? Čia visi trastina, atsirakinę duris. Aš nesuprantu, čia tokie nelietuviai jie yra, visiškai nelietuviai. Šitos dvi kalbos, ne? Ar jinai pasakys, kad ne, tas bičas yra kietas ir viskas gerai? Nes jinai, man rodos, mažiau nemėgsta manęs dabar kažkaip. Nu, ar tau jinai patinka? Nejuokau. Jūs per ilgai kalbat kažkaip. Man kažkas nepatinka. Kodėl jūs? Pasižiūrėk jos antakis. Ar tu tikrai nori jos? Jinai iš pavydo žiūri dabar į jo. Tu matai? Tikrai, čia taip ir vyksta. Čia taip ir vyksta. Klausyk, palauk. Aš turiu greitai nueiti pasikalbėti su šitą.
Aš nežinau, ką aš darau, palauk. Ne, gerai, aš net ir dvilinsiu dabar tarp jų dviejų. Nors jis net nesikalba, realiai jom awkward, reikia greičiau išgelbėti. Kaip reikia išgelbėti? Nu, kodėl tu teliką žiūri visą laiką, kaip jį reikia valdyti? Aš taip jaučiuos kaip su paaugliu kažkokia, nu. Take a shower or bath, turim tai, man dabar reikia į tūliką nueiti. Ne, na gerai, klausyk. Viskas, nustok kalbėti, eik pašiekt. Čia buvo atmazas, kad man reikėtų nesikalbėti su juo, kodėl jisai užsiblurino savo kelnytes. Čia grinai jisai su šortais sėdi ir... O gal ir ne? Nu, biškiai atrodė, kaip su šortais tiesiog sėdėtų. Ok, dabar nueikim, jisai nusiplovė rankas, jis maladės yra, jisai... Bet jeigu nelieti tualeto dangčio, kam reikia rankas plaut, galit man paaiškinti. Tipo, jeigu tu gali su vienu pirštu liesti tualeto dangtį, tada kam reikia rankas plaut? Ir tada tiesiog taip atsisėdi, tipo. Tai tu net nelieti nieko, tai tipo, nu kodėl rankas plaut? Reikia rankas plaut po kiekvieno tada, kai durų rankeną kiekvieno spaudinės belenk kiek mikrobų. Jau tada geriau, ką tu čia valgai? Klaina paigės, išplauk indus. Mėgsti plaut indus? Ok, never mind, jis mėgsta suvalgyti viską. Ten grinai maisto likučiai buvo, ten tavo bent maisto likučiai buvo, genijau. Oh my gosh, jis kažkieno seilės tiesiog suvalgė. Dude. Koks juokingas, blemo. Taip džiaugies šituo. Išplauktos indus. Aš negaliu patikėti, bet aš per daug entertain jų elgėsi tiesiog. Man taip linksma. Ta žiūri, tai ką jis vyksta, bet čia yra žiauri fun. Kad jų, kas tu esi? Man žiauri fun, nes tipo jos tiesiog steina mano namuose, aš taip gyvent galėčiau. Ne. O, funny introduction. Reikia pasisveikinti su šito vaiku kažkokiu, kuris atrodo šiaip nerdiai labai, atrodo kaip suaugęs. Sveikas akiniuoti, turim tai. Jam patiko tai, kad aš jį akiniuočiu pavadinau. Aš negaliu patikėti. Tananyva. Na, okei. Aš bandau išmokti kalbą Simsų. Jie kažką čia. Jabanabu. Kas? Turim tai, tiesiog gyvensi čia. Tiesiog nusprendė gyventi. Ta kaimynė jau išėjo, kur aš norėjau ją nukabinti. O, my, aš kaip liūdna. Kangūro ką tik pasakė, kad jis... O, jinai nori pasikalbėti su šito vaiku. Gerai, tu kalbėk su šito vaiku. Aš einu nusiprausti, man rodos, jo, nes jis yra tiesiog tas bičas, kuris nueitų į, tipo, dušą ir tiesiog norėtų nueiti dušą, tipo, vidury dienos, nes jis tiesiog, tipo, labai sušyla, labai sportuoja ir tipo, jis taip jaučias, kaip tas bičas, kuris turi nueiti dušą ir tada prieš moterį pasirodyti su rankšluosčiu. Jep. Jis yra toks čiūs. Oh my gosh, va dabar jis tikrai bedra. Jep. Ką tos dvi veikia? Oi, tie du. Nu, ji ir jis. Oh my gosh, dar kaimyno atėjo. Blondinė kažkokia. Tatjana čia, ne? Čia Tatjana yra. Koks tavo vardas? Tavo yra Aleksandras Gotas, o tu Tatjana? Dina. Ei, tikrai ne Dina tu. Ninada. Gerai. Mes turim būti labai draugiški su ją, nes blondinės mums patinka. Nes mes esam sportiški ir mums blondinės patinka. Aš nežinau, iki ko eina šitas dalykas. Aš žiauriai energingas. Aš dabar sugadinsiu santykius su ją, nes aš būsiu per daug energingas ir tada jinai bus... Jinai net nežiūri į mane! Ne, čia tai blogai, jinai net nesusidomėjo su manim. Tu juokauji, jinai nusisukus nuo manęs. Impersonate? Family member? Ką tas reiškia? Kaip aš galiu šeimos nariu apsimesti? O my gosh, jis vėl pradėjo. Jisai toks yra quirky. Aš man rodas dėl to, kad aš padariau tą charakterio savybę, kad jis quirky. Jisai daugiau nieko nemoka būti klounu. Ir raudonus marškinius nešioti, ir kurt muziką kažkokią. Kodėl jis su vaiku kalbas? Tu neturėtum? Nu gerai, jis tipo paauglys, bet vis tiek... Tu apie komodos kalbi, ką tu turi omeny? Kas tau nepatinka? Man nepatinka jos šypsena, žiauriai nepatinka, jinai atrodo, nu, gazdina mane, per daug sas. Ir kodėl tu dabar skaitytum knygą prieš teliką? Čia yra tiesiog distrakcijų karta visiška, tai kaip tu, neįmanoma, eit. Aš tiesiog galiu eit pamiegoti. Tu gal nori užeit pas mumis, show off outfit. Outfitą? Aš dabar pafleksinsiu savo raudonais marškiniais. Nejuokaukit. Kodėl jūs su vaiku kalbatės?
Ar aš bent šiofinau tau, aš nesuprantu. Nu gerai, jūs labai užsiėmė, jinai į mane net nežiūri, jinai su manim net nekalba, aš čia firdvylinu, jis atėjo į mano namus, never mind, dabar galim su ją pasikalbėti. Okei, ką šitai daro? Opa, 5, kaip linksmai jie 5 duoda savo viens kitam. Arač. Nu, okei, kas toliau? Dabar jūs kažkaip man nepatinka, kad jinai žaisminga. Tai va, o šitas telikas žiūri, nu tai aišku, mano elektrą naudoja. Ką aš daugiau nebegaliu daryti tada gyvenime. Jo, šitie taip subondina. Aš negaliu su visom moteram subondinu, aš toks esu mergišius. Ką? Tu vėl grįžai? Tau nepatiko tas telikas, galiai viskas. Einam iškept kažką. Kuk, iškepam. Eik, tu nejuokauk. Nejuokauk. Išsikepam mac and cheese. Šeimos dydžio. Išsikepam ir tada pavaišinsim Diną. Ir jinai sakys, ne, man nereikia šeimos dydžio. Nu ten 4 porcijos. Čia galbūt užtruks realiai. Nes jau vakaras, jau 8 tiksliau ir kažkaip dabar tik ten pradėjo. Bet nu ką būsim tokie klasikiniai, kur naktį valgysim, ne? Čia maistas baiginėjasi kažkada reiškės. Negerai. Nu, pažiūrim, kaip jis iškeps maistą. Nueis miegot ir tada aš jį paliksiu miegot, realiai. Manau. Nu, okei, kas čia vyksta? Druska. Tu įdėjai druskos, neperdaugink, nes ten sako, kad įsimylėję žmonės padaugina druskos. Kaip į tave žiūrėt, man taip turnai tą kamerą. Okei, nu. Man patinka, kad čia kiaurai sienos viskas yra. Logiška. Tiesiog įpylė realiai. Pasiūlyk maisto. Tu dabar vieną suvalgysi. Aš galėjai pasiūlyt all to meal, va. Palauk, nebevalgyk, pasiūlyk jai pirmą. Būk mandagus, bičas. Čia dabar jo galvoj kas vyksta. Nes mano galvoj tai vyksta. Nu, dabar pasiūlyk jai. Ar tu dabar... Nu, prašau, Ne, jisai nuėjo pats. Aš nesuprantu, tu gali, klausyk, kaip reikia pasiūlyti jai, pavyzdžiui, pavalgyti. Jinai valgo pati, viskas gerai. Ne, grįžk, ne, prašau. Nu, nejuokauk. My gosh, kaip man reikia dabar valgyti. Kaip man reikia valgyti dabar. Juokauja, aš negaliu, man rodos. Palauk, eat macaroni and cheese. Nu, okei, viskas gerai. Blemba, jinai jau baiginėja suvalgyti, nejuokauk. Turn off, taigi watch channel, watch cooking channel, apie maistą. Bet nėra taip, kad dažniausiai ryte, jeigu pusryčius valgai, tada rodo kažkokias cooking laidas ir tada visą laiką reikia tipo cooking channel žiūrėti, kol valgai pas maistą kitą. Nes, pavyzdžiui, aš nežinau, kiek žmonių iš tikrųjų iš cooking kanalų ten televizijai panaudoja iš tikrųjų tos patiekalus pagamino. Aš įsivaizduoju, mano tėvas, man rodos, vieną kartą yra pagaminęs iš Gustavo enciklopedijos kažką. Tai jūs dabar romantiškai jau valgote, ne? Jums atsibodo telikas, jie tokie ADHD, maždaug jam reikėjo 30 sekundžių ir tada jie čia yra taip sudėtinga juos išlaikyti. Open the needs panel, press O, nu pažiūrim. Energy, jis jau šiek tiek nori miego paprasčiausiai. Iš tikrųjų nemeluosiu. Bet mes turim, žinok, pakalbėti dar. Jo, biškai pagreitinam. Jo, kalbėkit, dar greičiau. Nu viskas, ir jai atsibodo. Nu aš pavargęs jau esu, tai dėl to čia. Jau jis pavargęs. Dabar, žinok, reikės šitai, kaip sakant, jo, reikės tą maistą pasilik, bet žinok, nusprendė suvalgyti dar. Nu gerai, jisai nusprendė suvalgyti. Clean up. Ir turi sutvarkyti šitos indus, tada čia šitas paliktas... Čia netgi 4 vaisiniai piragai, tu juokauji. Šitos pasiliksim rytoj, man rodos. Aš dar nelabai suprantu, kaip veikia iš tikrųjų. Jis nusprendė išeit... Jis paliko tos makaronus šalt. Nu gerai, supratau. Okei, jisai miega. Dabar yra ramu realiai. Iš tikrųjų įdomu žaisti. Nes yra daug žaidimų, kur aš pirmą nepagaunu ir tenais gaudos, tipo nėra jokingi, jie nėra fun. O ypač dabar buvo labai linksma žaisti.
kol išmokau šiek tiek ką čia daryti. Tai aš kaip suprantu, čia man tiesiog reikės teskus vykdyti, tai man net nereikės galvoti nieko. Tai va, dabar galiu prastumti kamerą atgal. Labąnaktį tada semukai. Arbūzai, ir laukit naujo epizodo. Jeigu jums patinka, tada paspauskit laiką ir tada aš kursiu galbūt dar epizodą. Paprenumeruokit šitą kanalą, nes čia bus labai daug kontento visokių įvairių youtuberių. Jep.